Sveiki visi ir aš turiu haulą. Tai kas nežinot, mes atplaukėm į Švediją, Stokholmą ir šiandien nusprendėm padaryti tokį mini shopping spree, bet aš nesitikėjau, kad pusę dalykų nusipirksiu. Ir už visus pirkinius mokėjau aš. Ok, tai pradėkime nuo turbūt most exciting ir tai yra iš Zadig & Voltaire. Tai šito būtent brando pirmą tašiuką nusipirkau per savo gimtadienį ir taip pat mini wallet ir man tiesiog žiūriai patinka šitas brandas. Ir mes nuvarėme šiandien, nes norėjo ir mamos draugė taip pat. Ir aš realiai šitą daiktą žiūrėjau labai ilgai jau per visus social medijas ir šiaip per websaitus, bet aš negalvojau, kad aš actually nusipirksiu. Ir tai yra štai toks mini tašiukas. Nu, jis nėra mini, jis yra medium, man rodos. Turbūt pusė jūsų nesupras turbūt the hype apie šitą rankinę, ypač tie, kurie nežino šito brando, bet man žiauriai patinka šiaip visas stilius ir visi dizainai būtent to brando, tai čia šiaip yra toks tašiukas, aš tiesiog atsistosiu. Nu, su juo galima taip vaikščioti, Nu, čia dabar prie fito netinka, tai jo. Aš žiauriai jo norėjau, nes čia yra kažkas naujo ir tokio, nu tiesiog žiauriai cute. Ir labai daug kas tilps ir viduje yra taip pat štai toks dirželis ir ją galima nešioti kaip tiesiog cross bag. Ok, tai štai taip atrodo su dirželiu, bet man su dirželiu nelabai patinka, man labiau patinka ją taip nešioti. Čia yra visiškai skonio reikalas, bet man žiauriai cute šitas tašiukas ir tiesiog I love it. Ir kadangi žinau, kad visi klausit komentaruose, kaip visada mane patinka sakyti kainą, bet šitas rankinukas kainavo 450 €. Tai galiu įsičiaupti paukščiai. Liudvi, tu biški sesija atrodo iš čia. Žodžiu, toliau keliaukime turbūt prie Sephora. Žodžiu, ten galima buvo užsiregistruoti kažkokiam dalykė. Gali tie paukščiai baigti. Žodžiu, ten galima buvo užsiregistruoti kažkur ir gauti, žodžiu, discount. Ir kad discount eina dar kažkoks rankšluostis dovanų. Ar kas čia? Ai, čia toks pliažo. Sephoros rankšluostis. Ok, toliau pimple patches ir čia yra jie Pride Edition. Aš ką tik pasijau, aš gavau 2 samples mano mėgstamiausio kremo ever. Ir tada aš nusipirkau Huda Beauty Easy Bake Loose Baking Setting Powder. Tai nežinau, aš kažkaip nusprendžiau vis dėlto pabandyti kažkokį powder, kuris būtų biškai stipresnis. Ir aš paėmiau In Shade Banana Bread, nes man patinka labiau toks geltonesnis atspalvis, I guess. Žodžiu, nežinau, pažiūrėsim, bet labai įdomu išbandyti. Ir kažkoks packaging labai toks, atrodo keistas, kažkoks fake. Bet taigi čia yra naujas dabar. Tada nusipirkau išbandyti šituos naują Laneige lip thingy. Ir aš paėmiau šviesiausios spalvos šitas rožinės. Ir čia tas aplikatorius atrodo kaip donut. Ir šiaip man žiauriai patinka, aš esu obsessed. Tarsi ant lūpų. Žiauriai gerai šiai atrodo. Ir žiauriai skanus kvapas, pažiūrėkite mano lūpas. Ok, aš galvoju nusipirkti Rare Beauty highlighterį, bet praeitą kartą nuo vieno kritimo jis tiesiog pilnai sudužo ir aš turėjau jį išmest. Tai nusprendžiau nusipirkti Cookie highlighter. Aš žinau, kad Lietuvoje irgi yra, bet nežinau, kažkaip užsimaniau čia nusipirkti. Aš jau nesu nei karto bandžiusi. Tai bus žiauriai įdomu pažiūrėti ir mane labai užhypino up Elada. Bet štai taip atrodys truputį insane, pigmentuotas ir panašiai. Ir tada taip pat iš Too Faced irgi, aš tarsi šį kartą aš išbandžiau tiesiog visus naujus brandus realiai. Tai iš Too Faced aš paėmiau blushą. Žinau, kad bronzeriai yra labai geri, bet man užteks tų bronzerių ir kontūrų. Tai čia yra štai toks powder blush, nes pas mane jau mano baigėsi Benefit beveik. Oi, kaip čia atsidaryti. Tada, bet kodėl jis toks šiaip mažas? Aš žinau, aš didesnių nemačiau ir jis šiaip labai skaniai kvepia. Tai štai taip atrodo. So pretty. Tai štai ir viskas. Keliaukite į part 2 į jau rūbų haulą ir try on iš Gina Tricot. Visus labai myliu, bučiuoju. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.